Mūsų kapitonui, komandos vadovui atliko peties operaciją, tai labai linkim jam sveikatos, greičiau pasveikt ir šitą pergalę skiriam tau, Juliau. Ką gautumėm, žinau, didelę karką. Valgoma? Ne, paruošta jau. Nevalgoma, aišku. Tai gerą komandą gautume. Superinė komanda. Krepšinio? Taip, ne tik. Ko dar? Viską. Krepšinio labiausiai. Aš manau, kad laimėtume mes, nes stambesni vidurkis kilogramais mūsų komandos, aš manau, kad didesnis ir tikimybė, kad nesušaltumėm taip greitai kaip orgazmatoriai. Nu, sunkiai, man atrodo. Su bokso pirštim reikėtų žaisti. Šilčiau būtų. Sugebėtumėt? Nu, taip, pabandytumėt. Tas pats gautųsi kaip šiandien. Nepalikit, kad aišku skilė nepataikyti. Sunku, jie gauna kamerą kertą. Jie tikėsi kokią situaciją. Gal labiau susižaidę buvom, mūsų komanda gyvoja labai ilgai, jau 17 metai kartu žaidžiam, tai turėjom tokios patirties. Kitas dalykas, manau, mūsų centras stipresnis buvo, priekinė linija kažkiek daugiau. Ir nežinau, gal kažkiek tai fiziškai labiau atsilaikėm. Jūs žinojo tą komandą? Taip, seni varžovai, jau tiek metų pažįstami, kad ta prasme kažkokių siurprizų tikrai nesukūrė. Iš tikrųjų, pritrūko jėgų. Kalėdos ir nauji metai buvo labai rimti komandai, kaip pagal pavadinimą priklauso. Ir iš tikrųjų pritrūko jėgų. Dalykus 4 minutėm turėjom 4 taškai buvo skirtumas turbūt. Tuo metu paėmė minutę ir tikrai pritrūko jėgų. Pritrūko keitimų. Vienas iš pagrindinių žaidėjų gavo 5 baudas ir grinai pritrūko jėgų iš tikrųjų. O šiaip nemanot, kad esat silpnesni tiesiog? Ne, tikrai nematom ir manau šiais metais dar tikrai rodysim sezono pabaigoje. Pasirodo, Kalėdas ir naujus metus mes sutikom gerokai rimčiau negu priešininkai.